Šalies savivaldybės nuo šiol turės tikslesnę informaciją apie medienos vežėjus pavasarį ir rudenį gadinančius miškų kelius. Taip lengviau nustatyti, kas atsakingas už sugadintus kelius, kuriais rieda miškavežiai, o negali išvažiuoti specialiosios tarnybos ar vaikus į mokyklas vežantys geltonieji autobusiukai. Kai medieną vežantis 40 tonų sveriantis sunkiasvoris automobilis užklimsta vieninteliame į atokesnį kaimą vedančiame kelyje, po to jį pakliūti negali nei pagalbos tarnybos, nei vaikai nepasiekia mokyklos. Miškingiausio Lietuvoje Varėnos rajono savivaldybės vadovas sako, kad lig šiol medieną rajono miškuose kirto ir vežė, kas norėjo. Savivaldybė priklausančius kelius gadino taip pat, o savivaldybė apie konkrečius kelių gadintojus informacijos neturėjo. Todėl išreikalauti, kad medienos vežėjai sutvarkytų kelius, buvo sudėtinga. Savivaldybė tokių oficialių svertų neturėjo, tik tai tiesioginius susitarimus su mišką medieną gabenančiam įmonėm, bet čia vėl toks detektyvas vykdavo, kad gaudydavom, stebėdavom, labai bendruomenės padėdavo, seniūnai ir tikrai turėjom labai didelių problemų, kadangi susekti tokį ūkį apie 850 km yra tik tai žvyrkelio, o miškų kelių virš 1000 gero. Spalį aplinkos ministras išleido įsakymą, kuriame nurodyti įsipareigojimai ir savivaldybėms, ir medienos siuntėjams. Savivaldybė pati galės spręsti, kuriuo laikotarpiu miško keliais bus draudžiama vežti medieną. Savivaldybė ką pirmiausia turės padaryti, kad tą informaciją turėtų? Pirmiausia, jinai turės nustatyti laikotarpį, kada jau yra didžiausias pavojus sugadinti keliam, apie tą laikotarpį ir apie privalomą informavimą medienos gabentojam. Turės pranešti vietiniai spaudoj, turės patalpinti tą informaciją savo interneto svetainėje ir turės pateikti valstybiniai miškų tarnybai. Manau, kad savivaldybė negali piktnaudžiauti, nes jinai irgi yra suinteresuota, kad būtų darbo vietos išlaikomas, nes kažkas tuo laikotarpiu stovės. Tai aš manau, kad ankstyvas pavasaris, kada polytis įšalas išeina ir tada keliai būna baisus nepravežiuojami arba ypatingai lietingų laikotarpiu. Medienos siuntėjai gauna prievolę. Dieną iki planuojamų darbų turės būti pateiktas pranešimas, kuriame bus informuojama apie medienos siuntėją, apie medienos vežėją, apie transportą, kuriuo gabenama mediena, taip pat apie medienos pakrovimo vietą, apie įsipareigojimą sutvarkyti sugadintą miško kelią ir apie maršrutą. Pagal sugriežtintą apvalios medienos išvežimo tvarką kelius medienos vežėjai turės sutvarkyti per mėnesį. Tačiau pasak Varėnos rajono mero, tai per ilgas laikotarpis. Sugadinti keliai turėtų būti atstatomi per 5 darbo dienas. Pirmą kartą Lietuvos neurochirurgija